1284. Hamelno miestas Vokietijoje kenčia nuo žiurkių antplūdžio. Legenda pasakoja, kad tada pro miesto vartus įžengė įspūdingai pasipuošęs jaunuolis. Jis pažadėjo už sutartą atlygį išnaikinti miesto žiurkes. Miestiečiai sutiko. Jaunuolis išsitraukė fleitą ir ėmė groti nuostabią magišką melodiją. Žiurkės nusekė paskui grojantį fleitininką iki pat upės, kur visos nuskendo. Nepaisant sėkmės, miestiečiai atsisakė jaunuoliui sumokėti. Įsiutęs jis pažadėjo, kad Hamelnas dar pasigailės savo šykštumo ir išvyko. Tų pačių metų Liepą fleitininkas grįžo į Hamelną. Jis vėl ėmė groti, tačiau šįkart paskui jį nusekė visi miesto vaikai. Jie niekada negrįžo. Tokia yra legenda apie Hamelno fleitininką, bet joje yra ir tiesos. Antrajame mano laidos Ūkanos epizode išgirsite kodėl. Jį jau rasite Spotify, YouTube ir Apple Podcasts.